Ar žinojote, kad viena pagrindinių jūsų bėdų, sveikatos bėdų, energijos trūkumo bėdų, jūsų vaikų lygų bėdų yra glifosatas? Daugumai miestiečių tai nieko nesako, apie tai žino ūkininkai ir jeigu jie girdės, ką aš kalbu, jie pradės manęs nekęsti. Nes pasakysiu tai, kokius duomenis atradau naujausius, su kokia informacija susidūriau. Sąmoningai ieškojau šitų duomenų, nes rengiu gruodžio 12 dieną paskaitą, iš tikrųjų ne aš organizatorė, aš tik tai pakviesta dėstytoja, apie tai, kas kenkia mūsų mityboje, kaip to išvengti ir kaip apskritai pasukti savo visą gyvenimą geresnė kryptimi. Tai daugiau informacijos, kaip patekti į mano paskaitą, jūs rasite tekste ties šio video, o dabar tęsiu apie glifosatą. Glifosatas tai tokia cheminė medžiaga, kuri naudojama purkšti laukams nuo žolių, kad tiesiog neaugtų žolės. Labai patogu, nupurškiau ir neauga. Ir nereikia tenais brangios sėjomainos, ravėjimų ir panašiai. Tai glifosatas antiek išplitęs, kad jo randama praktiškai visuose masinės gamybos produktuose. Ir netgi žmonės, kurie tik retkarčiais valgo užterštą produkciją, netgi jų šlapime ten kituose skysčiuose randama glifosato. Tai pasakykit, kaip mes galime būti sveiki. Apie tai, kokią siaubingą žalą daro glifosatas, čia nedėstysiu tų visų mokslinių tyrimų, tik pasakysiu, kad sukelia masę lygų, masę alergijų, vėžiai, paskui nepakankamumas medžiagų, nes naikina mikroorganizmus ir taip toliau, ir taip toliau. Baisiausia tai, kad kažkada padaryti kažkokie tai oficialūs tyrimai leido naudoti šitą nuodą žemdirbystėje, nes pasakė, kad jisai nekenksmingas. Jisai va čia skyla, tuo skilimo produktai dar ten skyla, tik nepamiršo pasakyti, kad jie paskui vėl jungiasi. Vėl skyla, vėl jungiasi, žmogaus organizme ten vyksta ir skilimas, ir jungimasis, taip ir toliau, ir taip toliau. Dirvoje taip pat, vandenyje irgi. Klausimas, galbūt tai buvo kažkada tai padaryta sąmoningai, ar tai mokslo vėlgi neišmanimas, kaip sakau, mokslu pasitikėti negali, gali jį tyrinėti ir mokslas geriau tegu tyrinėja viską, bet jo pasitikėti negali. Gali tik tai remtis vis naujesnėmis ir naujesnėmis išvadomis. Tai senos išvados sako, kad viskas čia gerai, nieks čia neturi sirgti. Tuo tarpu blogėjanti žmonių sveikata katastrofiškai sako, kad čia nieko gero. Ir naujausi tyrimai, kurie išbaigti buvo berods 25 metais, šiais metais, sako, kad net pačios mažiausios glifosato dozės veda į didžiulius blogius sveikatoje ir gamtą naikina labai katastrofiškai, nes būtent iškreipiama mikroorganizmų gyvensena ir naikina ne tik mikroorganizmus, sukelia ląstelių žūtį ir daugybę kitų dalykų. Tai čia kalba eina apie visą gyvąją gamtą, apie augalus, apie mikroorganizmus, apie žmogaus organizmą, apie gyvūnus. Už to stovi daugybės lygų priežastys. Tai yra daugybė lygų už to stovi. Ir tie naujausi tyrimai neaišku, kada bus pripažinti oficialių nuomonių, kada įsitvirtins valstybėse. Aš įtariu, tai ilgas kelias, nes jeigu dabar paimti ir pripažinti, kad taip, glifosatas sukelia visas šitas masę šitų visų lygų, tai reikštų, kad reikia uždrausti jį naudoti, tai tiesiog daugybė ūkių net nežinotų, kaip auginti, nes jie kitaip nemoka. Ir maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia kasmet savo tyrimų rezultatus, paima ten po kažkiek mėginių, gaila, kad nedaug, mačiau, kad 70-80 mėginių iš visos šalies, ištiria ir paskelbia, kiek buvo viršyta tas leistinas normas, kurios sukurtos kadaise ir kurios pasirodo iš tikrųjų kenksmingos. Tai net čia viršijama tos normos. Tai labai liūdna, kad pirmauja grikiai, paskui soros, visi kiti javai. Ir taip pat ten iš tų visų jų ataskaitų aš susidariau tokią nuomonę, kad jo randama visur, kur yra masinė gamyba. Reiškia, jis naudojamas visur. Ir braškynuose, ir kituose uogynuose, ir netgi šilauogių plantacijose, ir šiltnamiuose netgi, ir aišku, javų laukuose, daržovių laukuose, žirnių, pupų laukuose. Tiesą pasakius, kalbant apie, tarkim, pašarinių kažkokių tai auginimą pupų, ten žirnio, aš net nemačiau, kad kas nors nenaudotų glifosato, važiuoja laukai švarūs, gražu.
Na, o kiek žinome, uždrausta jau Lietuvoje uždrausta glifosatų purkšti javus prieš kūlimą. Anksčiau buvo varoma ten ir statistika rodo, kad labai daug buvo jo nupirkta, labai daug išpurkšta. Yra duomenys, kurie kaupiami, galima juos rasti internete. Ir statistika rodo, kad jo mažiau, šiek tiek, bet nedrastiškai mažiau naudojama. Ir atradau tokius dalykus, kad pasirodo, prieš kūlimą tai draudžiama, bet tam tikras laikas prieš kūlimą, ten aš dabar neprisimenu kiek savaičių, dar leidžiama jį naudoti. Atseit žolingumui sumažinti, žolėms. Tai jau, kai žinot, javai būna užaugę, jau ką ten kalbėti apie tą žolės, jos irgi jau būna užaugę su brandinės sėklas, ten prasmės purkšti aš konkrečiai nematau. Bet ūkininkai mato, tai klausimas, kas po to slepiasi, po šito leidimo. Ir dar susidūriau su tokiais duomenimis, aišku, kiekvienais metais paima maisto ir veterinarijos tarnyba kažkiek mėginių, gaila, kad nedaug, per metus ten apie 70-80 mėginių jos ištiria ir nustato, kiek procentų viršė leistinus kiekius. Tai liūdna pripažinti, kad dažniausiai tos leistinus kiekius, kurie, pabrėšiu, irgi yra kenksmingi vadovaujantis tais naujausiais tyrimais. Tai vat viršė tuos net leistinus kiekius ir liūdniausia, kad tai yra pirmo vietoj pasirodo grikiai, paskui soros ir visi kiti javai. Ir dar iš visų tų tyrimų rezultatų supratau, kad visur randama glifosato likučių, visoje masinės gamybos produkcijai, uždrausta jie absoliučiai visose natūraliuose ekologiniuose ūkiuose. Ir biodinaminiai žemdirbystė taip pat uždrausta. Bet dėja, sertifikatas neišgelbėja nuo jų radimo tenais. Ten irgi randama. Tai dar kartą primenu, kad jeigu norite keisti savo gyvenimą, norite iš tikrųjų išsivaduoti nuo daugybės negandų, nuo nesąmoningumo, nuo nesėkmių, nuo latinio nuovargio, nuo pesimizmo, tai tiesiog, reikia žiūrėti, ką daidai į save. Ir galbūt gruodžio 12 dieną aš galėčiau šitų klausimų padėti. Tai ateikite tiesiog į mano paskaitą. Iki.